Labas visiems, turim labai įdomią užduotį padaryti plyšinį difuzorių šitoje vietoje. Tai finalas turi būti va toks, tai rodom kaip darom. Tai įsiardom senus difuzorius, įsipjaunam gipskartonį, atsargiai nusilaužiam, įsipjaunam profilius jau pagal mums reikalingą matmenį, pasidarom metalinę dalį, kad būtų tvirtai, tai papildomus profilius sudedam, kad difuzorius suktųsi iš abiejų pusių į metalinę dalį. Išsipakuojam patį difuzorių. Padaryta taip, kad galimas pajungimas iš viršaus arba iš šono, mums reikalinga jungti iš šono, tai nereikalingas skylės užsidengiam kamštukais ir ten, kur jungsis vamzdžiai, pasidarom tokius pralygintuvus. Tada kiekvieną sujungimą dar prasitepam klijais, tai jinai tokių puzlės principų susirenka viskas. Sukamės į metalinę dalį, bet kol kas sukamės tik ten kelių varžtukų, kad jisai tik kabėtų. Irgi sujungimus prasitepam klijais ir montuojame sekantį. Aplamai čia bus 4 difuzoriai ir 3 difuzorius bus muliažinis, tai jisai dėl grožio tik tais. Ir taip visus susikabinam, įsipjaunam antrą sluoksnį atsargiai, kad nepažeist pirmo, įsilaužam gražiai. Taip darom dėl to, kad prasikeistų 2 gipsai. Čia va matos jau viską mes esam susijungę, karkasas stabilus, sutvirtintas ir suksim gipsą. Susisukam pirmą sluoksnį. Tada mes jį prasigruntuojam, aišku, užsitaisom visus sujungimus su niflotu ir iš karto sukam antrą sluoksnį. Pilnai susisukam patį difuzorių ir gipsą, prasigruntuojam ir sekančioj daly parodysim, kaip glaistom. Viso ir iki.